Sveiki, šiandien mes keliaujame po Panevėžį. Panevėžys – šiaurės Lietuvos miestas, išsidėstęs abipus Nevėžio. Dešiniajame krante Panevėžio senamiestis, kairiajame Naujamiestis, dabartinis miesto centras. Panevėžys randasi patogioje geografinėje padėtyje, nes susikirta svarbiausios Lietuvos automagistralės Via Baltica, jungianti su dviem Baltijos jūros sostinėmis Varšuva ir Ryga. 1503 metais, rugsėjo 7 dieną, paminėtas Panevėžio vardas, kai Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras rašte Ramygalos bažnyčios klebonui apie dovanojimą žemes tarp Nevėžio ir Levens upių pamini Panevėžį. 1507 metais sklype dešiniajame Nevėžio krante pastatyta bažnyčia, o šalia kaip bažnytinė valda smuklė spirito varykla pirtis. Taip kūrėsi senasis Panevėždys, dabartinis senamiestis. 1548 metais dvaro žemių patikros rašte Nevėžio kairiajame krante jau minimas ir naujasis miestas, dabartinis Naujamiestis. Skulptūra Vėžys. Pirminė skulptūros vieta buvo Sietyno skvere, buvusių žydų kapinių teritorijoje. 1996 metais perkelta į Senvagę. Autorius Alfredas Pajuodis, darbas buvo atliktas iš metalo plastiko 1982 metais. Senvagė tai Panevėžio miesto dalis, esanti kairiajame Nevėžio krante, prie Nevėžio Senvagės ties Vingių. Yra miesto kultūros centras, Senvagės dekoratyvinių skulptūrų skveras. Miesto centre esanti senoji Nevėžio vaga Senvagė 1981 metais buvo sutvarkyta ir šiuo metu yra viena gražiausių poilsių vietų mieste. Skulptūra Dainius. Autorius Juozas Genevičius, sukurta 1988 metais. Panevėžio Senvagė tai miesto centre esantis parkas su didžiuoju tvenkiniu, sala, tiltais ir Nevėžio krantinėmis. Tai viena mėgstamiausių panevėžiečių pasivaikščiojimų, poilsio, renginių ir švenčių vieta. Senvagė tai miesto širdis. 2024 metais Senvagės parkas išrinktas tarp 5 geriausių architektūros kūrinių Žvilgsnis į save apdovanojimuose. Seniausias Panevėžio namas, buvęs Upytės pavieto žemės ir pilies teismo archyvas, pastatytas 1614 metais. Meninė instaliacija Kaita atkeliavo į Panevėžį su išskirtinė šviesos ir garso instaliacija, įsikūrusia prie Stasys muziejum. Kaita simbolizuojanti šviesesnio gyvenimo pokyčius ir modernesnį rytojų keliauja po Lietuvos miestus minint 20 metų Lietuvos narystės sukaktį Europos Sąjungoje. Viena iš kelionės stotelių Panevėžys ryškiai iliustruoja, kaip Europos Sąjungos investicijos gali kokybiškai keisti miesto veidą ir gyventojų kasdienybę. Mieste veikia keli teatrai, žymiausias Panevėžio Juozo Miltinio dramos teatras, taip pat vienintelis Lietuvoje lėlių vežimo teatras, teatras Menas, muzikinis teatras, dailės, fotografijų galerijos. 2024 metais atidarytas meno centras Stasys muziejum, kuriame pristatyta Stasio Eidrigevičiaus darbų kolekcija. 2003 metais Panevėžyje prie meno teatro atidengta Kupiškėnų skulptoriaus Henriko Orakausko skulptūra Don Kichotas.
Šį meno kūrinį miestų bendruomeniai padovanojo Ekrano bendrovė, jo sumanytojas, meno teatro režisierius, miesto tarybos narys Julius Dautartas. Laisvės aikštė – viešoji miesto erdvė Panevėžio centre. Tai pagrindinė ir seniausia aikštė mieste. Trikampė, šiaurėje platesnė link pietų siaurėjanti ir pereinanti į Ramygalos gatvę. Iki 1920 metų vadinta Turgaus arba Rinkos, kartais ir centrinė aikštė. Tarpukariu Laisvės, sovietmečiu Lenino, po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo grąžintas Laisvės aikštės pavadinimas. Visoje aikštėje įrengta pėsčiųjų zona. Aikštėje įsikūrusi Panevėžio miesto savivaldybės administracija, Juozo Miltinio dramos teatras, Panevėžio apylinkės teismas, stovi nenaudojamas Panevėžio buvęs Nevėžio viešbutis. Juozas Miltinis – Lietuvos teatro aktorius, režisierius, Panevėžio dramos teatro įkūrėjas. Pirmą kartą Panevėžys paminėtas 1503 metais rugsėjo 7 dieną, kai Lietuvos didysis kunigaikštis ir Lenkijos karalius Aleksandras Jogailaitis Nevėžio ir Levens tarpupyje dovanojo žemės Ramygalos klebonui ir įpareigojo jį pastatyti bažnyčią. Ji pastatyta 1507 metais dabartinės Senamiesčio gatvės teritorijoje. Šalia kūrėsi gyvenvietė gavusi senojo Panevėžio pavadinimą. Iki to laiko šioje vietoje buvo didelė pagonybės įtaka. Augant Panevėžio miestui, krašte plito katalikybė. Restoranas Kreivi pagaliukai – tai japoniškas maistas įkeptas Norvegijos kalnų ir pagamintas su dzūkiška meile. Sprendėme užsukti ir mes. Užsisakėme rameno sriubos ir dubenėlius su traškiomis krevetėmis ir dubenėlį su lašiša. Skonis nerealus, aplankyti verta 10 balų. 1507 metais Nevėžio dešiniajame krante pastatyta pirmoji Panevėžio bažnyčia, įkurta Panevėžio Senamiesčio filija, priklausiusi Ramygalos parapijai. Bažnyčia buvo nedidelė, medinė, dengta lentomis su bokšteliu ir 3 varpeliais, turėjo 3 altorius. Laikui bėgant bažnyčia gerokai apgriauta, sulaužyti altoriai, išlaužtos grindys, išdaužyti langai, išnešioti paveikslai. 1876 metais valdžia leido statyti bažnyčią senosios sklype. Levono Mykolo Chodoravičiaus rūpesčiu 1877–85 metais pastatyta dabartinė mūrinė Šventų Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčia. 4 žvaigždučių viešbutis Hotel Smėlynė, kuriame mes buvome apsistoję, įsikūręs Panevėžio centre Nevėžio paupyje. Svečių patogumai visame pastate veikia nemokamas belaidis internetas, nemokamos vietos automobiliams ir patogūs numeriai, bei labai skanūs pusryčiai.